valanda nakties. Vėjas pakilo toks nei iš šio, nei iš to. Ir rytis pažadino, savo prisitvirtino biškį stipriau. Sako, maniškis irgi ten, kad juda, tai biškį įtempiau visas virvės. Dabar tvirčiau stovi. Nors keista, atrodo, prognozija nieko nėra, bet kažkoks toks keistas vėjas. Matau, čia dar su dviračiais važinėja kažkas. Prisirišinėja, persitikrina. Ketvirtadienį rytas, prieš paskutinę varžybų dieną, šiandien viena užduotis ekonominė, labai tokia tupai ekonominė, kuri labai priklauso nuo orlaivio. Reikės skristi kiek įmanoma daugiau kartų aplink tokią tiesę 22 km ir galima bus pasisukti termikuose. Tai jeigu mano orlaivis ten su 10 kvadratų sparniuku nesklendžia jisai nei jokiuose termikuose, jam vis tiek reikia su gazu skristi. Tai apskristi vieną kartą, gal pusantro išeis aplink tą tiesę ir grįžti į aerodromą. Tai šiandien tokia užduotis, o rytoj bus 2 navigacinės. Ir tos 2, gal viena. Bet rytojus užduotis labai daug taškų turės, nes navigacinių užduočių praktiškai nebuvo, jų trūksta. Tai va, o oras šiandien šiaip turėtų būti pakankamai ramus, nors naktį buvo kažkodėl sukilęs vėjas, čia rytis pažadino visus, čia mano orlaivis draskėsi biški, nulijo iš ryto, tai palapiniai dabar šlapia ir dar skrūsdės iš kažkur atėjo. Tai va taip, ruošiamės tada šiandienos rungčiai. Štai kokia atrakcija, kažkokie radio valdomi oro balionai. Tokie maži oro balionukai, jie kol kas dar juos laiko ir atrankose pultai. Ten pas tą moterį irgi pultas. Dešiniai rankai. Tai matomai jos nori čia pakaitinti ir kažkiek paskui paleista virvę. Vėl tikrinu aš jį, kad kūras būtų visai pasibaigęs. Variklis turi sustoti, kad būtų tikrai tušti visi bakai. O fiziškai patikrinau vamzdukus. Tik pajudinau sparną, iškart tiek vandens bėga. Tenai. Maršalas užplombavo ir pasirašo. Paskui prieš išpilant kūrą reikės vėl, kad maršalas patikrintų prieš atklijuojant. Taip pas Apollo vyksta išpumpavimas iš kanistros per pompikę. Ir va čia yra pajungta šlangelė, kuri eina ten žemyn ir susijungia prie šlangelės, kuri bakus abudu sujungia, žodžiu, ten trišakis įdėtas. Tai patogu ir įpumpuoti ir išpumpuoti. Tai praktiškai šitas yra nenaudojamas. Kriso orlaivis užpiltas, patikrintas, užplombuotas. Mano orlaivis patikrintas, užpiltas, užplombuotas. Viskas, mes iki 11:30 reikėjo viską pabaigti. 1 valandą jau galima bus ateit pasiimti žemėlapį. Daugiau čia karantinė vaikščiot, slampinėti nebereikėtų. Praeitą kartą gavau įspėjimą, kai orlaivis paruoštas, sėvon. Tai galima bus dabar galvoti, strateguoti dabar kempinge. Tokie debesis tenai tokie kaupėsi. Pagal prognozę 5 valandą gali būti žaibų. Linas su Viktorija nuėjo šitą biškį svorio centrą pasiankstinti, kad jis lėčiau skristų ir mažiau kūrą naudotų. Tai vat išsikvietė maršalą, susitvarkė ir maršalė. Ir jau karantinas jau įsibėgėja po biškį. Čia leidžiasi ne mūsų, ne varžybų lėktuvas. Aš tą buteliuką irgi gavau dovanų, ne taip seniai. Jis toks fainas buvo. Žiūrėkit, dar nėra 11 valandos, ant saulės pagulėjo, išsiraitė. Aš nežinau, kiek laipsnių dabar. Nu, gaila. Tik ant saulės ir pripūst. Sako, pripūst. Tas garsas tai ne pavojus. Tas garsas tai yra karantino pradžia.
esam pasiruošę, karantinas prasidėjo, tai už pusvalandžio bus galima eiti į karantiną jau ruoštis užduočiai, bet tada jau ten reikės ir sėdėti. Ir kol laukiam, kol ruošiamės, montuojam video už pirmadienį ir antradienį. Čia kolegos nagrinėja variklio apsukas optimaliausias. Ir sparno nustatymus, kaip geriau skristi, kad būtų ekonomiškiau. Aš galiu, o Sauringerija nebus atskirai pažymėta, ar tiesiog bet kur 3 km nutremta? Ta draudžiama matyti bus pažymėta, ne? Žadėjo pažymėti tuos 3 kilus. Tai kur suktis negali? Ne, 3 kilus jau. Kur negali, visur kitur gali. Tiesiai varyti, jo. Tai visur kitur, reiškia, gali jau termalinti. Jo, žadėjo pažymėti vakar, kaip sakau. Nu tai mano planas tada toks, aš išskrendu starting pointas, tada pakeliui ten į tolimiausią tašką, aš tada einu per tą, žinai, kiek įmanoma, žinai, ką aš pasigaunu, pasisuku, ką ne, žinai, pjaunu iki apsisukimo, pareinu atgal, nu ir tada jau antrų ratų aš jau einu ir skaičiuoju, žiūriu į savo baką, kaip man ten lieka. Ir jau kelią atgal susigradavęs būnu, ir kai jau pasiekiu tą return pointą, apsisuku per pidolį. Aš vieną suvalgyčiau, jo. Ryte. Iš nieko nebeliks. Kol kas dar suskitė. Kraštinis video, jo, einant į karantiną. Sėkmės jums ekonominiai užduotį. Iki. Nu ką, aš pasiruošęs irgi eitų, čia už tų vartų prasideda jau karantino zona, ten pasiėmiau žemėlapį, išsijungiu telefoną ir pasiruošiu ir lėksiu. Visas apsikarstęs, logeriais, tašyte, žemėlapis, lenta tiksliau žemėlapio. Nu ir ką, sėkmės, lėkiam. Nu ką, aš iš po užduoties grįžau, papasakosiu vėliau įspūdžius, o čia parvažiuoja mūsų duetas. Jos parvežė taip mandrai. Taip, atvažiavo jie kur? Atvažiavo svertis, va čia ant šitų svarstyklių. Tai žiūrėsim. Nu, širdis dreba, bet atrodo gerai. Nu, nežinau. Nu, taip. Nu, žiūrėkim. Okay? Okay. Nu, nulina. Yeah, in... Praeitą kartą. Bet nežinau, Tiek įrodė. Taip, tiek įrodė. Pasirašo, kad tikrai gerai pasvėrė. Nu ką, užduotis pabaigta, patenkinti. Big boss. Perbaudau. Pernaudai, o tu kiek apskritai? Pusė to linijos? Ir neužteko, ne? Eks. Bet tai gal labai termikuota buvo kas? Tai fūro mažiau jiem duoda. Jiem biškai mažiau duoda. Jo, bet čia prieš reikia buvo dėl žodžių. Jo, mes labai ilgai skaičiavom, 1,5 valandos ruošiamės. Nu, va, po užduoties nusileidus žemyn, čia ant žemės žiauriai karšta prakaitas išpila. O taip pat atrodo visas šlapės. Dar prieš dušą, tai va kaip tik labai geras laikas eiti dušą išsimaudyti po visų stresų ir karščio. Tai dabar yra kokios 6 valandos vakaro, o karščio čia yra, nežinau, kokie 3-5. Žodžiu, ir taip drėgnoka. Čia yra rezultatai va, ketvirtadienį vakare už užduotis va, iki vakar dienos. Vakar buvo trečiadienis va, 13. Tai va, yra oficialūs rezultatai. Na ir aš esu 6 vietoj, bet taškų skirtumas yra labai nedidelis. Va, tai yra 3-4, 3-5, 3-5, 3-5, 3-5, 3-6. Tai, nu, teoriškai... bet dar 2 užduotis. Šiandienos ekonominė dar neįskaityta ir rytojaus navigacinė irgi dar bus. Ekonominė nieko gero, Lizon bus tikrai aukščiau. Orvatas ir Blažai Piech, jie irgi greičiausiai pas juos ten ekonomiškai eis į viršų. Giliemas greičiausiai pakris biški žemyn. Kun Zoltan irgi truputį pakris žemyn. Tai manau, kad man tai nieko gero, nes ekonominė užduotis ne mano.
Tai vienintelis šansas penktadienį dar kažką tai padaryti, bet jo, rytis ten prie galo. O kur yra dviviečiai? Va, Bružikas Linas ir Viktorija. Ir jų numeris 5. Nu, vat, šaunuoliai. 3-2, 3-2, 3-2, 3-1. Nu, čia labai taip artyti rezultatai. Čia 3-3. Nu, toliau jau eina aukštyn, toliau jau neužlipsi. Bet Viktorą, vokietį, gal ir galėtų aplenkti. Kuris šiaip yra asas. Daug metų jau dalyvauja. Jo, labas vakaras. Labas vakaras. Ką, kaip jums šiandiena? Patys save nustebinom. Patys save nustebinom. Nustebinom, kad mokam susiskaičiuoti, kad mokam laikytis plano, kad turim planą, kad išlaikom šaltumą, net ir labai karštomis sąlygomis. Tikimės, kad rezultatas bus neblogas, nes kūro prasivežėm, apskridom nemažai. Ką žinau. Patirtis gera, reikia tik tai tuos savo skaičiavimus įsirašyti savo kokią užrašų knygelę, kad ateityje vėl panaudot mes. Ja. Taip, vakar nurašėm šitą užduotį kaip neįdomi, o gavos visai fan. Cool. Įdomi, aš tiek su 10 litrų aš net nekylu, aš grįžtu jau pas mane būna daugiau kaip 10. Čia iškist reikėjo. Tai. Nu, ir valandą orė prabūti. Kažkur valandą laikrodžių pamiršom paleisti, bet nebuvo aktualu, mes nelaiku skaičiavom litrais. Jo, tokiais atkarpom ir kūru, žinai, kiek tas laikas tai buvo toksai reliatyvus, žinai. Okay. Aš ir pakeičiau pareigas, iš navigatorės tapau kūro skaičiuotojai. Skaičiuoklė. Skaičiuoklė. Jo, rytoj paskutinė diena, nežinom, ką bus ten, kas ten bus, ilgas maršrutas gal nuotraukų daug, gal laikas. Pažiūrėsim, nieko per daug jau pakeisti negalim, patirtis gera, okay. Gyvi visi grįžom. Jėga. Nu, gerai, fainiai. Einam tada pas rytį, jis papasakos rytojaus užduotį. Ką, užduotis baigėsi. Mes su Ryčiu važiuojam į briefingą rytojaus penktadienio užduoties. Čia yra mano sponsoriai. Su šitą maikutę vaikštau ir visiems reklamuoju. Čia yra tie žmonės, kurių dėka aš čia esu atvažiavęs. Mano rėmėjai. Grįžo rytis, žodžiu, su naujienom, kad rytoj bus 250 km apie užduotis. Ir dėl to kūro neužteks paprasčiausiai, reikia papildomo bako. Rytis savo irgi veža visą kūrą papildomą ten susipilti. Atrodo, čia mažai būtų rūpesčių. Daugiau turi pilti? Mes tai turim, mes pilsim tai šitą, o pas tave yra pompa kažkokia? Yra. Elektrinė. Reikia pompos tos? Mums reikia pompos. Ir mums reikia sugalvoti, kaip ją į tą dangtelį įdurti. Aš tiesiog šlangą, prasigręžti skylį ir šlangą įkišti. Kad su tą elektrinę veiksi? Perpumpus. Kad tipos... Kur tu elektros turi? Aš elektros turiu, 12 voltų aš turiu. Tikrai? Taip. O ten rubilnikas yra ten koks nors? Žodžiu, skrisdamas, ieškosi nuotraukų, teksi laiką ir dar pompuosi kūrą? Taip. Va taip mes čempionatuose gyvenam. Ne, pas man tie krokodilai yra, kur ant klemų uždėti. Nu, ką nors sugalvosime. Tada naktiniai burtai, kad rytoj nereikėtų stresuoti su kūro trūkumu labai ilgoj užduotį. Bus papildomas bakelis tarp kojų ir pompa ir pajungsim prie lempikės, o kai jungsiu lempą, tada ir pompuosis. Žodžiu, aš šviesiu ir pompuosiu. Kai vienas video yra kitame. Atsilaisvino, tai tam, kad, žodžiu, ten privežti nebuvo kaip prieidžinai atsuko ir jisai tada, žinai, iš to svorio būtų. But only 10 photos today and all they are turning points. That's I don't know, they are lacking of photos or the printing paper or what is it? You wanted to tell you which ones are in and out. Wow. Yeah, no please. Okay, Okay, yeah, see you tomorrow. I'll probably see you back at the plane. Yeah, okay, bye. Nu ką, vakare užsipilam dar kūrą paskutinį. Čia va, kolega. Bye bye, see you tomorrow. See you later. No pedaling. Yeah, good for you.
O čia šaunusis Vaidas padeda suklijuoti rytojaus užduočiai visą lentą. Tik tai problema, kad rytoj bus ne A4 formato žemėlapis, o A3. Tai čia bus didžiulis toksai lapas ir aš neįsivaizduoju, kaip jį čia reikės visą sutalpinti. Ir dar 10 nuotraukų. Tai bus reikalų.